pradedant, kad Microsoft Projectas yra neintuityvi programa ir neintuityvi dėl to, kad tai yra duomenų bazė, o kitas dalykas, kad joje yra užkoduotas projektų valdymo procesas. Ir kai kalbėjome apie tai, kad tai yra programa susidanti iš daug bazių, tai aš minėjau, kad yra bazė, kur mes dirbame su užduotimis, yra bazė, kur mes dirbame su resursais. Ir kai resursus priskiriame užduotims, mes gauname tokią virtualią trečią bazę, kuri vadinasi assignments. Ir tokios bazės realiai pasižiūrėti project programoje negalime. Ir mes tai žiūrime per du vaizdus. Per resursų užimtumo ir prie kokių užduočių kokie resursai dirba. Tai faktiškai mes turime 4 vaizdus. Ganto diagramos vaizdą, kur yra visi mūsų resursų bazė, kur yra surašyti visi mūsų resursai dirbantis prie projekto. Ir tada turime 2 atskirus vaizdus. Tai yra vaizdas skirta pasižiūrėti, prie kokių darbų dirba resursas. Ir kitas vaizdas, kai turime užduotį, pasižiūrėti, kokie resursai prie tos užduoties dirba. Tai aš specialiai išskyriau Ganto diagramą kitą spalvą vien dėl to, kad mes kalbėsime faktiškai tik tai apie šitą vaizdą. Tai yra apie šitos dalykus mes galbūt jau kalbėsime vėliau po to, kai susitiksime Klaipėdoje. O šiandien tikslas mūsų yra pasižiūrėti, kaip teisingai suplanuoti projektą Ganto diagramoje. Jeigu mes paimam Ganto diagramos vaizdą, tai yra tokios esminės dalis. Viršų yra kontekstinis meniu, kur mes turime visas komandas reikalingas mums dirbant su užduotimi. Kas pamenate, koks vaizdas vadinamas Ganto diagrama? Kokius 2 komponentus turi turėti? Laiką. Laiką, teisingai, laikas, reiškia atvaizdavimo laikė. Ir ką dar turi? Resursai. Ne. Užduotis, taip. Yra langas visą laiką sudarytas iš 2 dalių. Matot, čia yra užduotis, o čia jų atvaizdavimas laikė. Ir tas langas būtent vadinamas Ganto diagrama. Tada kas dar svarbu? Yra įvedimo eilutė, entry bar. Tokia įvedimo eilutė. Kai jūs pirmąsyk naudojate project programą, šita eilutė yra išjungta ir jums viską reikia įvedinėti į celės, visą informaciją. Bet įjungus šitą eilutę, mes turime panašiai kaip Excel'yje, kad jeigu aš paspaudžiu ant kažkokio tai darbo, aš matau pilną pavadinimą ir galiu koreguoti tą pavadinimą toj eilutėje, kaip Excel. Tai jinai labai patogi, tai dėl to aš išskyriau. Ir dar labai svarbi lango dalis yra apačioj naujų užduočių įvedimo režimas. Tai yra, ar naujos užduotis bus įvedinėjamos auto režimu ar rankiniu režimu. Ir jeigu nėra nustatyta kitaip, kokiu režimu bus įrašomos naujos užduotis? Auto. Ne, manual. Jeigu atidarot projektą pirmą sykį ir prieš tai nebuvo jokių tenai nustatymų padaryta, tai bus manual, reiškia rankiniu. O mes sakėm, kad visą projektą planuosime automatiniu režimu. Tai šitoj vietoje reikia paspausti ir pakeisti režimą. Tai čia ant tos apačioje ir spaudžiama, ne? Taip, apačioje. Tai aš galiu parodyti. Jeigu matote, čia yra, matote, yra 2 režimai. Aš galiu pasirinkti. Arba. Tai yra toks paprasčiausias. Dar sykį. Čia matot, apačioje paspaudus, iššoka langas ir aš galiu pasirinkti vieną. Visada turi būti auto. Jo, ir reikėtų užstatyti, kad būtų auto. Dar viena dalis, kuri labai yra dažnai naudojama, tai matot, čia apačioje yra tokios 5 ikonėlės. Vaizdų perjungimas. Tai kai aš prieš tai minėjau, kad yra pas mus 4 esminiai vaizdai, tai būtent čia yra tų vaizdų perjungimas. Tai yra Ganto diagrama, resursų ir resursų panaudojimo. Jeigu aš paspaudžiu, tai aš turiu Ganto. Jeigu aš paspaudžiu sekantį, aš turiu kitą vaizdą. Čia, sakysim, aš turiu resursus visus. Tai yra peršoku į skirtingus lamą. Vėliau. Gerai, kas dar svarbu yra, reiškia, sąsoje. Sąsoje svarbu, kad jeigu mes esam Ganto diagramui ir 2 sykius paspaudžiam ant užduoties, tai atsidaro užduoties informacinis langas. Tai užduoties informacinio lango paskirtis, kad jame matome yra labai daug skirtukų ir yra daug papildomos informacijos, kurią mes galime keisti susijusią su užduotimi. Ir dažniausiai mes naudosime advanced skirtukų. Jį išsišaukiam su 2 paspaudimu. Ganto diagramoje mes galime išsišaukti antrą papildomą langą.
Kas pamena, kokia komanda iššaukė apačioje antrą langą? Trečias paspaudimas. Ne, aš grįšiu į Ganto diagramą. Sakysim, jeigu mes esame. Tai ant Ganto diagramos dešinių klavišų show split. Show splitas iššaukia apačioje papildomą langą. Reiškia, aš galiu paimti double click padaryti. Taip, mes galėsim pasikeisti. Double clickas iššaukė užduoties informacinį langą ir mes turime įvairius parametrus, kuriuos galime nustatyti. Bet reikia kiekvieną sykį spausti ant skirtingų užduočių. Jeigu aš noriu šitos užduoties, aš turiu vėl spausti. Tai tam, kad nespaudinėti kiekvieną sykį, aš galiu pasakyti show split, išsišaukti langą. Pamenat, tas langas dar turi daug filtrų. Susižiūriu, kokį noriu filtrą, pavyzdžiui, planavimo. Arba, reiškia, predecesorių, successorių. Ir jeigu aš vaikštau per užduotis, matot, informacija rodo būtent tos užduoties, ant kurios aš esu atsistojęs. Man nereikia double clicko daryti. Kada man nebereikia, aš su dešiniu klavišu išjungiu. Ja, o čia tas langas, antro lango iššaukimas. Ir yra dar vienas langas, kurį vadiname, yra laiko juosta. Tai laiko juosta, aš galiu, reiškia, du langus, matot, show splitą arba show timeline. Tai laiko juosta, į laiko juostą aš susidedu savo svarbius įvykius. Sakysim, čia kažkiek tai įvykių yra sudėta, bet aš galiu užėjęs ant įvykio pasakyti add to timeline ir tą įvykį įdeda, reiškia, į laiko juostą. Tam, kad turėti tokį labai aukšto lygio planą. Kažkokius esminius taškus pasižymėti savo, reiškia, iš projekto. Ta prasme, svarbiausius punktus, jeigu nori. Taip, deadline'us, kažkokius labai svarbius deadline'us per visą projektą. Tai va, reiškia. Ką mes ten, ta prasme, matysim? Ta, ką sudėsim. Nu, vat, pažiūrėkit. Ta prasme, vykdymą. Ne, jūs matysite tik tai pradžios ir pabaigos datas. Tai yra nuo kada iki kada ir kur jūs esate šiuo metu projekte, kokiame tarpsnyje. Nu, atsakysime, jeigu aš paimčiau, dabar greitai padarysiu, aš visą projektą sutraukiu į pirmą lygį, į patį aukščiausią lygį ir dar pasakiau, kad view entire project, kad vat, visas projektas matytųsi ir įsišaukiu tą laiko juostos langą. Pabandysiu greitai išvalyti, kad tiesiog pamatytumėte. Nu ir šitą dar išvalysim. Nu va, yra dabar tuščias langas. Ir realiai aš galiu, pavyzdžiui, pasakyti, kad man yra labai svarbu matyti šituos 4 didžiausius paketus. Vienas paketas, antras. Nu, jie, aišku, labai dideli, gal nelabai geras pavyzdys šitoj vietoj. Jie gal biški per dideli. Bet jeigu būtų mūsų projektas, sakysim, ne va taip lygiai grečiai, o vienas po kito eitų, tai mes matytume tos stambius, vieną po kito einančius stambius projektos stambes dalis. Čia galbūt ne pats geriausias pavyzdys. Gerai, bet esmė tokia, kad susidedam mums svarbius kažkokius tai etapus arba milestone'us. Gerai. Ir, reiškia, likę vaizdai. Tai pamenat, reiškia, jeigu to aš grįšiu truputį atgal į schemą, čia su užlaikymu pas mane. Reiškia, mes pasižiūrėjome Ganto, dabar pasižiūrėsime resursų bazę ir likusius 2 vaizdus, kaip jie atrodo. Tai va, tai resursų bazė, tai mes tiesiog susirašome resursus, kurie dirbs mūsų projekte ir be to, kad susirašom resursus, mes dar galim susirašyti papildomą informaciją, reiškia, kokiu intensyvumu resursas dirbs, kokia, tarkim, jo valandos kaina, koks jo kalendorius ir panašiai. Bet pradžioje, kai mes dabar planuosime projektą, mes apsiribosim tik tai tuo, kad susirašysim resursus ir juos priskirsime prie darbų. Kai resursai pradės kirstis, tai yra resursas per daug darbų gaus vienu metu, tai apie tai, kaip spręsti tos konfliktus, mes jau kalbėsime susitikę Klaipėdoje. Taip, resursų užimtumo radinys. Tai yra, kaip sakiau, yra resursas, pavyzdžiui, programuotojas, ir prie kokių užduočių jisai kiek laiko dirba. Ir yra
antras rodinys, tai yra, kai yra užduotims priskirtų resursų rodinys, tai yra užduotis ir kas prie jos dirba. Užduotis ir kas prie jos dirba ir kiek valandų. Tokie du rodiniai. Dėl resursų, jeigu grupė yra, tai ten po to rodysit, kaip pasidaryti, sakysim, daugiau negu 8 valandas ar panašiai. Taip, tai po to. Dabar aš tiesiog apie sąsają, o paskui mes eisim planavimas ir resursų priskirimas ir ten papasakosiu, kaip daugiau valandų galima priskirti.